Šiai dienai tas aliuminis nėra toks išskirtinis, bet dar pakankamai retai papuola. Man tai asmeniškai labai patinka. Pažiūrėk kaip. Bet jisai atrodo čia kaip koks plastikas. Čia kaip šaldytuvas. Čia yra termolentelė šukuota ir dažyta. Žinai, kas man patinka iš termomedienos? Kad jinai labai kvepia per lietų. Per lietų kvepia? Jo, nu tu gali irgi ateiti, žiūrėk, pauostyk. Tai, bet uždažyto tai nekvepėt. Kvepia. Jausmas, Aha, jausmas lyg būtum pirty ir jeigu vat, pastebėsi drėgmės gauna, ta prasme kvepia, belenkai, kaip išeini vat į kiemą ir kvepia viskas. O pas tave irgi termomediena? Terasa. Prie namo. Terasa. Noris eiti į pirtį iš karto, žinai. Susipažinom su užsakovu, pradėjom bendrauti, tai buvo tik tai sienos be stogų. Tai čia buvo iš pradžių šlaidinis stogas padarėm, plokščią stogą padarėm, paskiau pertrauka buvo ir ventiliuojama fasado ant galo jau aprengėm, padarėm tą vaizdą tokį jau. Man tai labai patinka tas lietvamzdis paslėptas. Toks pusiau paslėptas. Čia kai užsidės trinkelės, tai tik tai bus tik tie išėmimai? Matosi šitos dėželės, vat, ir viskas. Dėželė lygiai su trinkelė įsileidžia į trinkelę ir tiek. Valymas, nes pas mane namuose, pavyzdžiui, prie pušyno gyvenu, tai per kokią nors vat, jau vasaros pradžios liūtį aš pastebiu, kad būna užsikimšęs ir tada imu kopėčias, ten imu ir tenais, nes uždėjęs tokias grotelės tenais, kad neitų, nu, nes ta prasme, čia yra kaip ir grotelės, bet aš ir viršui uždėjęs grotelės tokias savadarbės, kad neitų į čia, tipo, kad čia kažkaip neužsikimštų. Labai gerai, jeigu miške arba prie medžio tos grotelės viršuje, jos labai pagelbėja, aišku, šiaip, kaip tu sakai, čia yra grotelės, atsidaro ir išsivalo. Tai čia yra, tai jūs dabar užsidedat, tai realiai turit lipt kopečiom, o čia nereikėtų jums lipt kopečiom. Ateinant iš apačios ištraukit ir viskas. Nes ten prie pušino nudaug tenais, to pilnas tas latakas būna visko, žinok, tai aš nežinau, ten labai užsikimštų gal tada čia. Aš žinau kodėl tai padaręs. Dėl to, kad mano viena ta dėžutė gavosi, kad jinai yra po terasą. Ir aš prie jos neprieinu, prie tos vienos. Dėl to aš padariau tas groteles, kad man tenais, kad neužsikimštų ten, kad man nereikėtų atsukinėti lentų, ten kažkokiu eiti, ten valyti, žinai. Tai dėl to aš padariau šitą.